Labadiena, esu Algirdas Grybas, Niujorko apygardos pirmininkas. Prieš savaitę gavau skambutį iš pono Polikaičio. Jis sako, Algirdai, reikia gelbėti apygardas, tam turėsiu 5 minutės sekmadienio popietę. Taigi po to sužinojau, kad dar turėsiu bandyti kažkaip sulaukti jūsų dėmesio ir aktyvumo po Rūtos ir tolimų aidų vakaro. Tai turbūt tik tai jaunas ir naivus vaikas kaip Grybas iš Niujorko gali imtis tokio herakliško darbo. Bet aš pabandysiu pasiūlyti kažką, kas vyksta, man atrodo, Niujorke. Nes iš tikrųjų, man atrodo, tema apie Niujorko apie apygardas apskritai šitoje organizacijoje yra labai rimta. Aš nežinau, kiek jūs žinote, kad pastoviai sklando gandai, jau kelinta sesija, kad galbūt apygardas kaip po sluoksnį iš vis reikėtų panaikinti, ištrinti iš įstatų, nes jos ale nieko neveikia, taip toliau ir panašiai. Organizacinių reikalų komisijoje tas kyla pastoviai klausimas, žmonės tarpusavį šnekasi, Rimas Bitėnas buvo išsiuntęs laiškus visiems apygardų pirmininkam pasisakyti, ką jie mano ir kaip jie mato apygardų organizacijai. Man atrodo, tai yra labai svarbus, fundamentalus klausimas šitai organizacijai ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien aš turiu progą pasisakyti truputėlį, kas darosi Niujorke, bet aš labai tikiuosi, kad ateityje mes tą spręsime, kaip bus dar daugiau žmonių šeštadienį 10 ryto, kai visi esame aktyvūs, rimtai nusiteikę ir tikrai galime apie tai diskutuoti nuoširdžiai ir pasisakyti. Tai pradėsiu aš nuo to. Aš dirbsime, kad aš turiu skaidrės, bet rodome iš tenai. Aš atsiprašau dėl šiokių tokių tikslumų, nes šitas skaidrės iš tikrųjų yra darbas vyko viso šito savaitgalio metu ir aš labai džiaugiuosi ir dėkoju tiems, kurie susėdate su manim pietų metu, pertraukėlių metu ir išklausėte mano idėjas, siūlėte savo pakeitimus ir tai yra viso to rezultatas. Todėl šiokių tokių rough edges, bet tikimės, kad viskas bus aišku. Tai pirmiausia, mes pašnekėkime apie pačią JAV lietuvių bendruomenę. Įsiklausykite tą žodį bendruomenė. Mes save vadiname organizaciją lietuvių bendruomenė. Tai aš kai galvoju apie JAV lietuvių bendruomenę, ar galima kėtis? Kai paklausėte JAV žmonių, kiek iš jų priskiria save lietuviams, priskiria lietuvių kilmei, 700 000 JAV oficialių US Census žmonių surašymo duomenimis 2000 metais, 700 000 Amerikai pasisakė, kad jie yra lietuvių kilmės. Ir mes teigiame, mes esame JAV lietuvių bendruomenė. Tai mūsų esmė yra tie žmonės, ta bendruomenė. Mes turėtume apjungti kaip įmanoma jų daugiau. Mes nesame mėgėjų klubas, profesionalų klubas, bet tada mes esame lietuvių bendruomenė. Mes, man atrodo, reikia pagalvoti, kiek iš tų žmonių mes pasiekime. Ir jeigu mes jų nepasiekime daug, ką mes turėtume daryti ir kaip mes turėtume keistis ir ką mes turėtume vykdyti, kad mes pasiektume. Nekaltinti tuos žmonės, kad jie yra pasyvūs, jie yra atitolę ir taip toliau. Mes esame ta bendruomenė. Tai jeigu mes vadinamės bendruomenė, mes turėtume turėti 700 000 narių šitoje organizacijoje. Tada būtų ideali veikla mano manė. Sekame. Tai pašnekėkime dabar apie Niujorko apygardą. Prieš 1,5 metų Niujorko apygardoje pasikeitė pirmininkavimas ir mes nusprendėme iš tikrųjų pažiūrėti šitą sluoksnį labai nuoširdžiai. Mes nusprendėme iš tikrųjų išgryninti Niujorko valstijoje apygardos ir apylinkių veiklą. Nesusvetimėti, neatitolti, bet išgryninti ir išsiaiškinti konkrečiai, ką daro apygarda ir ką daro apylinkė. Ir iš to rezultatas buvo, mes išsikėlėme savo apygardoje viziją. Tai yra 3-5 metų planas, kuo mes norime, kad Niujorko apygarda taptų. Mes, ir ką visi sako, mes norime būti pirminių kontaktinių taškų ir pagrindinių informacijos šaltinių Niujorko valstijoje apie lietuvių bendruomenės veiklą. Tai yra labai konkretus dvi sferos. Tai yra kontaktinis taškas, kas tik tai nori susisiekti su kažkuo lietuvių veikloje Niujorko valstijoje, mes turėtume būti tas taškas, mes norim būti tas taškas. Ir mes norime būti pagrindinis informacijos šaltinis. Mes norime būti Niujorko valstijos lietuviams Google'as. Jeigu kas nors vyksta Niujorko valstijoje susijęs su lietuviais, mes norime būti tas šaltinis, kuris apie tai skelbia. Ir dabar visa veikla, kuri vyksta Niujorko apygardai, yra tiesiogiai susietai su vienu iš šitų tikslų. Ir visiems yra apygardos valdybos nariams labai aišku, kodėl mes tą darom. Ne tiesiog atsiranda idėja, gal padarykim tą, gal bus geras pavykęs projektas. Mes visą tai susijame, arba tai mes dirbame ties tapimu kontaktinių taškų, arba mes dirbame ties buvimu pagrindinių informacijų šaltinių. Tai pagal įstatus apygarda privalo dirbti su apylinkėmis, prižiūrėti jų veiklą. Ką tai reiškia prižiūrėti? Visi apylinkių pirmininkai Niujorko apygardoje yra apygardos valdybos nariai ir dalyvauja kiekvienam apygardos susirinkimui. Apygarda
New York'e renkasi kiekvieną mėnesį, nenori, kiekvieną mėnesį yra susirinkimas, visi apylinkių pirmininkai jame dalyvauja, jiem yra suteikiama galimybė pasidalinti informaciją, kas vyksta jų apylinkėse, mes suderiname renginių datas, nes mūsų apylinkės yra gana artimai viena nuo kitos atstumu, todėl jeigu vyksta tuo pačiu metu keli renginiai, mes prarandame žmonės ir tai nuo to nėra gerai niekam. Mes daliname sėkmės istorijomis, jeigu, pavyzdžiui, rytiniam Long Islande pavyko kažkoks renginys, mums labai įdomu išgirsti, kaip jie tą padarė, galbūt jie padarė kažkokius lankstinukus, galbūt jie atrado kažkokią sėkmingą rėmėją, galbūt kilo kažkokia staiga idėja, mes norime, kad visas apylinkės mūsų apygarda apie tai žinotų ir inkorporuotų tai į savo veiklą. Tai yra apygardos, man atrodo, viena iš pridėtinių verčių, kad mes tampame to forumu, kur visos apylinkės šnekasi ir dalinasi informaciją. Apylinkių pirmininkai nevykdo apygardos veiklos. Kaip sakiau, mes išgryninom veiklą. Mes turime atskirus žmonės, kurie nėra apylinkių pirmininkai, kurie nėra apylinkių valdyboje, kurie konkrečiai dirba tik ties apygardos veikla, tapimu kontaktinių taškų ir informacijos šaltinių. Nes apylinkių pirmininkai yra iki galvos užsiėmę renginių organizavimu, meninės visos programos kūrimu, savo bendruomeniškumo skatinimu aplink parapijas, aplink mokyklėlės. Aš negaliu iš jų tikėtis, kad jie dar paskirs ekstra laiko, rinkdami kontaktinės duomenų bazės ir visą kitą veiklą, apie kurią pašnekėsiu užsakymą. Sekančiai. Tai vienas iš mūsų sprendimų, ką mes padarėme prieš jau 3 metus, mes įkūrėme interneto svetainę. Anksčiau, kol apygarda New York'e to nedarė, apylinkės bandė kurti savo interneto svetainės. Kas gavosi? Sukūrė interneto svetainės ir neužtenka žmonių arba techniškai ją prižiūrėti, arba informacijos neužtenka apylinkai, nes tiesiog nėra tiek renginių. Kainuoja svetainės, tai tiesiog apylinkės lygyje tiesiog tai yra nevertas išlaidos, nes tiesiog apylinkėms sunku yra pritraukti pajamų. Tai mes pakėlėme tą į aukštesnį regioninį lygį. Mes padarėm vieną ir buvo Manhattano LB, buvo Long Islando LB atskiros svetainės. Jos merdėjo, jos tiesiog nesirado žmonių, kažkas entuziastas pradėdavo ir po poros metų visą tai nutrūkdo. Apygardos mastu mes pradėjome svetainę, mums pavyko New Yorko valstijos mastu surasti techninį personalą, surasti šiek tiek pajamų ir dabar jau informacijos yra pakankamai, nes visos apylinkės praneša apie savo renginius, visų apylinkių nariai užsiprenumeruoja mūsų vieną savaitinį naujienlaiškį ir po 3 metų mes turime sukaupę 400, daugiau negu 400 renginių svetainių. Jūs galite nueiti ir archyvas, jūs galite pamatyti, kaip 2010 New Yorko valstijoje vyko joninės. Jeigu jūs tą norėtumėte padaryti savo apylinkę arba savo apygardai, kaip jūs tą padarytumėte? Niekaip. Mes turime daugiau negu 2000 nuotraukų. Jeigu jūs norėtumėte, pavyzdžiui, padaryti 10 metų savo veiklos metraštį, albumą nuotraukų, iš kur jūs tai sukauptumėte? Mes gyvuojam tik tai 3 metai, bet tai jau yra gera pradžia, kai bus 10 metų, tas nuotraukų skaičius aš tikiuosi bus 20 000 ir mes turėsime labai fantastišką kultūrinį paradą. Tada galima dirbti su archyvų komisijom, su kitom organizacijom ir panaudoti tą įvairiais tikslus. Mes kiekvieną savaitę šventai išsiunčiame naujienlaiškį. Tai ypač svarbu yra vyresnio amžiaus žmonėms, kurie tiesiog įprato per 3 metus, kiekvieną sekmadienio vakarą jie atsidaro savo e-mailą, tie, kurie skaito e-mailą ir gauna iš mūsų tą savaitinį naujienlaiškį, kuriame yra surašyti visi renginiai New Yorko valstijoje. Tai mes darome šventai, jeigu šiandien yra sekmadienis ir aš galiu su jumis lažintis $1000, kad šį sekmadienį tas naujienlaiškis išeis. Mes turime ir ką tai reiškia, mes turime 1100 užsiprenumeravusių, kurie gauna tą sekmadienį naujienlaiškį. Yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, Lietuvoje, kurie gyvena New York'e ir išvyko, bet jiems įdomu, kas vyksta New York'e ir jie toliau seka tą veiklą. Ir tai yra oficialus patikimas šaltinis apie tai. Mes turime skelbimus, mes turime pranešimus straipsnius. Dabar sujungėme visą tai su Facebook'u, Twitter, YouTube, galbūt matėte, kad aš sėdėjau apsikrovęs telefonais ir fotoaparatais ir kompiuteriais, kažkas net sako, o, turime korespondentą, aš ne korespondentas, aš ne apygardos pirmininkas, bet mano vienas iš tikrų atvažiavus čia yra pranešti, kas vyksta JAV lietuvių bendruomenėje ir tose sesijose mano žmonėms New Yorko valstijoje. Jeigu aš noriu kada nors tikėtis, kad jie prisijungs prie šitos veiklos, aš turiu būdamas čia jiem pranešti, kaip čia yra gerai, kaip mes profesionaliai dirbam, kaip mes rimtai diskutuojam, kokie žmonės kultūros ministrai ir PLD vadovės ir visi susirenka ir kaip čia yra gerai. Tada aš galiu bandyti juos kalbinti, nes dabar įvaizdis, koks yra susidaręs, yra negeras įvaizdis. Žmonės labai linkia greitai pasakyti, ai, turbūt ten nieks nevyksta, turbūt Lijo tam Los Andžele gerai, kad ir nevažiavo. O kas iš tikrųjų vyksta ir kaip čia yra gerai, mes turime atnešti tą informaciją jiems. Tai dalis kalbų yra įrašyta, audio, kitos yra video, ačiū labai
kuris man leido tą padaryti. Aš mielai pasidalinsiu su visom apylinkėm, apygardom, jeigu jūs norite tą paskleisti savo regionuose, visada prašom. Galima. Tai čia yra tikslus dabar įrodymas, ar šitas mūsų projektas veikia ar ne. Kiekvieną kartą gyvenant, kad nors Niujorko apygardai mes norime surasti kažkokį aiškų kriterijų, kuris mums pasakytų, ar tai, ką mes dabar bandom daryti, ar tai veikia, ar tai neveikia. Mes negalim tiesiog sakyti, suorganizuokim tą arba pabandykim šitokį ir maždaug, pavyko kažką darėm ir kitais metais darysime kažką kitą. Mes turime turėti kažkokius tai faktorius, kurie sako, ar mes einam teisingą linkmę, ar mes einam neteisingą linkmę. Prieš 3 metus mes turėjome apie 800 užsiregistravusių, šiandien mes turime 1100 plus ir mes dar turime sąrašą 500, daugiau negu 500 žmonių, kurie elektroninių paštus, kuriuos mes kviesime, reiškia, prisiregistruoti, kurie mes žinome, kad tų naujienų iš jų negalime. Tai man atrodo, tai įrodo, kad šitas mūsų bandymas yra sėkmingas ir reiškia, mes jį turime tęsti. Tai dabar sritis, kurią mes vykdome Niujorko apygardoje, yra viešieji ryšiai. Mes sukūrėme vizitinės korteles, aš žinau, kad ir JAV lietuvių bendruomenė turi vizitinės korteles. Kultūros ministras, jeigu atsimenate, jeigu atidžiai klausėte jo kalbos, davė pavyzdį apie iPhone. Sakė, iPhone kainuoja $600, $70 yra kaštai, likę 530 yra brandas. Yra Steve'as Jobsas, yra Tim Cook ir taip toliau. Tai vat būtent čia brandas irgi yra labai svarbu, man atrodo, ir mes Niujorke tą bandome vystyti. Jeigu būtų atskiras svetainės, yra e-mailai su Google, Hotmail, Yahoo ir taip toliau, mes nevystome JAV lietuvių bendruomenės brandą. Mes nesame matomi, mes matome algirdas@gmail.com. Tai yra smulkmena, man atrodo, bet tai yra brandas. Tai yra e-mail adresai, yra visi apygardų ir apylinkių valdybų nariai, gauna e-mailą @mylithuanian.org. Ir jie turi vizitinės kortelėse ir visą tai, reiškia, kuria mūsų kaip organizacijos brandą. Mes rašome straipsnius, mes rašome pranešimus spaudai, susitinkame su valdžios atstovais. Ir tą daryti apygardos mastu yra žymiai lengviau negu tą daryti, tarkim, apylinkių mastu. Yra visiškai kitaip, kai tu susitinki, tarkime, su Niujorko miesto meru ar ministrų pirmininku, tai aš šneku visos Niujorko valstijos vardu ir kai aš šneku vieno, tarkim, Niujorko miesto rajono vardu. Tai yra visiškai kitas požiūris, bet ir žmonės klausosi visiškai kitaip. Bet tada mano darbas, aišku, kai aš gaunu tokią galę, arba mano valdybos nariai gauna tokią galę, yra aišku prisistatyti tinkamai ir pasiekti kažkokių tai rezultatų diskutuojant. Bet sujungiant jėgas ir atstovaujant organizaciją regioninių lygmenių, strategiškai tai yra, man atrodo, labai sėkmingas sprendimas. Kontaktinė informacija. Vėlgi, kodėl, pavyzdžiui, apylinkės, aš žinau, anksčiau bent jau ir pas mus būdavo taip, renka kiekvieni atskirai savo kontaktinius sąrašus. Kodėl mums nesujungus jų bent jau regioninių lygmenių? Yra įvairių sprendimų. Niujorke mes džiaugiamės, kad mes galėjom sukurti techninį sprendimą, interneto svetainę. Mes dabar tenai turime vieną bendrą kontaktų sąrašą. Mes jį gavome iš įvairių sporto organizacijų, mokyklų, visų apylinkių. Ką mes su juo dabar darome? Mes norime pažinti tos mūsų bendruomenės narius geriau. Mes norime padaryti jo analizę, mes norime žinoti, ar tai yra, tarkime, čia gimęs lietuvis, ar jis yra atvažiavęs, ar jis yra studentas, ar jis yra pensininkas, ar jis dirba finansuose, ar teisėje, ar jis medikas. Ką mums to reikia? Mums to reikia, kad mes galėtumėm pradėti organizuoti specializuotus renginius. Pavyzdžiui, mes sužinome, kad koks nors garsus kardiochirurgas atvažiuoja į Bostoną. Mums kyla klausimas, ar mums bandyti jį pasikviesti į Niujorką. Ne kiekvienam yra įdomu apie kardiochirurgiją klausyti, bet jeigu mes žinotumėm, kad Niujorke yra, pavyzdžiui, 60 medicinos profesionalų dirbančių įvairiose ligoninėse, mes tada sakytumėm, gerai, reikia pasikviesti šitą chirurgą, bet mums reikia šitos informacijos. tą renginį organizuos apylinkės, bet kontaktinį sąrašą gali administruoti apygarda. Ir čia yra vėl simbiozė, kai mes pasiskirstame darbais ir kiekvienas darome tai, ką mes atliekame geriausiai. Narystė apylinkė. Pavyzdžiui, kaip jūs šiuo metu skaičiuojate oficialiai, kas yra apylinkės narys? Įstatai sako, kad apylinkės narių gali būti, pavyzdžiui, žmogus, kuris tiesiog raštu išreiškia norą priklausyti. Neprivalo sumokėti solidarumo įnašą, jis neprivalo dalyvauti susirinkimuose. Kaip jūs tą padarėte? Mūsų variantas yra interneto svetainėje, žmogus kiekvienas užsiregistruoja ir yra pažymėta, jie gali pasirinkti, kokiai apylinkė aš noriu priklausyti. Viskas, mes tą galime traktuoti kaip raštų pranešimą, kai žmogus išreiškia norą priklausyti tam tikrai apylinkai. Mes turime organizacijų kontaktinį sąrašą, ne JAFLP narių, skautų, ateitininkų, mokyklų, konsulatų, ambasadų, vyčių ir taip toliau.
Kai kurios organizacijos turi labai sėkmingą interneto svetainę ir labai daug informacijos, kitos iš vis nieko neturi. Mes susiskambinom su jais, mes išsiaiškinom, kas šiuo metu yra pirmininkas, kaip su jais įmanoma susisiekti, padedam tą ir mūsų svetainę ir paskiriam vieną žmogų šventai kartą per metus perskambinti visom tom organizacijom ir išsiaiškinti, kas šiuo metu yra pirmininkas, ar yra kažkokių pasikeitimų, atnaujinam tą informaciją ir parašom datą, kada ta informacija buvo atnaujinta. Tai todėl visi New Yorko valstijoje, kas nori sužinoti, kas šiuo metu yra ryčių pirmininkas, ar skautų, ar ateitininkų, ar kitų organizacijų, nueina ir žino, kad ta informacija yra tiksli, o ne, tarkim, pasenęs puslapis, kur 6 metus niekas neatnaujina. Ryšiai su kitom organizacijom. Nevardinsiu visų, kelios yra svarbios. American European Solidarity Council. Tai yra organizacija, kuris susikūrė metų pradžioje. Ši organizacija vienyje Latvių, Lietuvių, Lenkų, Baltarusių, Ukrainiečių, Moldovos ir Totorių organizacijų atstovus. Mes šnekėjome penktadienį apie situaciją Ukrainoje ir ką galėtų padaryti JAV lietuvių bendruomenė. New Yorko apygarda yra lietuvių organizacija, vienintelė lietuvių organizacija, kuri priklauso šitai Amerikos Europos solidarumo tarybai. Tos tarybos tikslas vienintelis yra skleisti informaciją apie Rusijos agresyvius veiksmus Rytų Europoje ir parodyti solidarumą tarp visų šitų Rytų Europos šalių, stojant informaciniam kare prieš Rusiją. Prašau, mes, pavyzdžiui, suorganizavom jau New Yorko universitete teisės mokykloje diskusijas, kur dalyvavo ir ministras patarėjas iš nuolatinės misijos prie Jungtinių tautų Andrius Galindra ir dalyvavo Gruzijos ambasadorius, reiškia, kur buvo labai aukšto lygio susitikimas ir diskusija šito klausimu. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbus vaidmuo visai plačiai Amerikos visuomenei sužinoti, kas tikrai vyksta Rytų Europoje. Tai va, pavyzdžiui, čia yra viena iš veiklų, ką jie lietuvių bendruomenė galėtų daryti. Ir man atrodo, kad tai yra, ką aš noriu pasakyti, kad šitai visai veiklai, ryšiai su visom organizacijom, kontaktų sąrašas toliau, tam reikia labai daug darbo, tam reikia labai daug laiko, tam reikia tam tikrų sugebėjimų įgūdžių, ar ne? Ir aš sunkiai įsivaizduoju, kaip tą gali padaryti tie patys žmonės, kurie ir organizuoja renginius, ir kuria meninės programas, ir eina į mokyklėlės ir eina į parapijas. Aš neįsivaizduoju, aš to niekada negalėčiau padaryti, todėl aš pasiėmiau veiklą apygardų. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu išgryninti, ką veikia apygardos, ką daro apylinkės. Ir nematyti to, kaip jie atima iš mūsų kažkokią tai veiklą, o jie pasiglemžia mūsų pinigus ar kažką. Mes turime visi kartu dirbti, tik tada mes galime pasiekti. Finansinė parama. Irgi yra įvairių būtų, aš gal nežinau, gerai, finansinė parama, pavyzdžiui, su interneto svetainė vėl mes galime ieškoti efektyvesnių būdų solidarumo įnašų surinkti. Pavyzdžiui, šiuo metu jisai renkamas yra siunčiami vokeliai kartą per metus, tuo metu, kai nėra renginių ir kviečiama paremti. Kodėl siunčiama tada, kai nėra renginių? Tai yra vienintelis laikas, kada apylinkės pagaliau turi minutę laiko išsiųsti tos visus laiškus. Bet jeigu mes bendradarbiautumėm apygardą ir apylinkės, mes galėtume jau siųsti tada, kai yra pats geriausias renginys. Dieną po paties geriausio renginio, kai visi yra sužavėti tolimais aidais, kai visi yra sužavėti vasario 16, kur negalėjo išsiskirti iki vidurnakčio, sekančią dieną jie e-mailę turi. Ačiū labai, kad atėjot vakar, mums reikia jūsų paramos, prisijunkit prie mūsų organizacijos. Psichologiškai tai yra žymiai didesnis šansas, kad žmogus tada sakys, tikrai vakar buvo labai nuostabus vakaras, prašau jums $5, prašau jums $10. Jeigu mes paprašome to po 10 mėnesių, aš jau net neatsimenu, ar dalyvau tam renginį ir tikrai, kurį čia organizacija organizavo, ar tikrai buvo gerai. Tai įvairūs yra sprendimai. Mes turime tą savaitinį naujienlaiškį, mes pradedame jame dėti, reiškia, nuorodas į paramą. Mes svarstome galimybės nuomoti reklamos kodus interneto svetainėje. Šios sesijos metu susitikau su Angelė Kavaikienė. Jis sako, kad yra daug parduotuvių lietuviškų, kurios kreipėsi ją ieškodami galimybių reklamuoti. Prašau, mes turime interneto svetainę, tai gali būti visiškai naujas finansinis šaltinis. Šalia solidarumo mes skundžiamės, kad solidarumo nesumoka, nes taip savanoriškas darbas taip toliau, žmonės galbūt nedaug aukoja. Prašau, yra visiškai naujas pajamų šaltinis, kuris gali būti 10-keriopai didesnis negu solidarumo įnašas. Ir staiga mūsų visa organizacija atvesti visiškai kitokią šviesą. Tai kokios yra išvados? Ką aš noriu pasakyti? Pirmiausia, yra apylinkių veikla. Ir aš pabandžiau, galbūt čia nėra visiškai tiksliai, žinau, kad apylinkės veikia įvairiai, bet bendrais mostais apylinkių veikla, ką aš matau, tai yra organizuojami renginiai, tai yra kultūrinė veikla. Ir tai yra be proto svarbu, tai yra bendruomenės esmė. Aš jokių būdų nenoriu numenkinti tos veiklos, akcentuodamas apygardos ir New Yorko apygardos veiklą.
Tai yra nuostabus svarbus dalykas, tai yra bendruomenė, tai kas suriša, ne mokyklos, parapijos, tie renginiai, kai mes susitinkam, kai mes šnekam lietuviškai. Bet tai yra dalis to, ką visa šita organizacija galėtų daryti. Kokie yra ypatumai šitos veiklos? Yra lokali vieta, kur renginys vyksta. Mes turime, jeigu mes norime organizuoti renginį, mes turim būti tenai. Aš negaliu, būdamas už 1000 mylių, padėti suorganizuoti renginį. Tai yra kultūrinė programa, tai yra meniniai sugebėjimai, bet tai yra bendro pobūdžio darbai. Aš pastovėjau už baro, aš įpyliau kažkam vyno, aš nuėjau, pasakiau galbūt kalbą, aš galiu padėti paruošti stalus, taip toliau ir panašiai. Tai yra bendromeniška veikla, ar ne? Dabar palyginus, ką mes siūlome apygardose, yra visa šita veikla. Apylygių veiklos koordinavimas, viešieji ryšiai, finansinė parama, duomenų bazių kūrimas, taip toliau, informacijos kaupimas. Tai šitai veiklai reikia, jeigu pastebėsit, kitokių įgūdžių. Reikia vadybos sugebėjimų, reikia finansinių rimtų žinių, reikia profesionalių lietuvių ir anglų kalbos žinių, raštų, žodžių. Ar ne, jeigu mes susitinkame su meru šnekėtis, tai yra visiškai kitokie lūkesčiai ir visiškai kitokie reikalavimai, negu bendrauja tiesiog parapijos arba mokyklos. Galbūt techniniai, galbūt. Kodėl apygarda yra geriausia? Galbūt tai turėtų daryti krašto valdyba, galbūt kažkoks kitas lygmuo, ne? Aš manau, kad tai turėtų daryti apygardos, nes tai yra regioninis mastas, yra optimalus būtent šitai veiklai. Nes jeigu, kaip sakėm, pavyzdžiui, renginius organizuoja, tos informacijos yra pakankamai lokaliam apylinkių lygmenį, sukurti, pavyzdžiui, interneto svetainę, tuo pačiu, jeigu tą darytų, tarkime, nacionaliniu lygiu, aš gaučiau 100 renginių Los Andžele, Mičigane ir taip toliau, kuriuos aš neturiu jokių šansų nuvykti ir man įdomu sužinoti, bet realiai ta informacija man nėra tokia aktuali gyvenant New York'e, nes aš tiesiog negalėsiu tenai dalyvauti. Tai regioninė mastė, būtent tą, ką daro apygardos, tai yra dar pakankamai glaudus ryšys su apylinkėm, bet tai nebėra toks lokalus, kad tiesiog išsibarstum visi ir neužtenka tos informacijos ir tų resursų. Pažiūrėkit, kokias, ta prasme, kiekviena, man atrodo, apygarda sugebėtų surasti techninį žmogų, kuris įkūrė, pavyzdžiui, interneto svetainės ir techninius sprendimus, nes mes turim Ilinojaus visą valstiją, visą vakarų pakrantę su Kalifornija, čia galėtų išvis būti virtualiai realybė su Oculus Rift akiniais ir programėlėm. Tai, man atrodo, tai yra visiškai realu rasti resursų, techninių sugebėjimų, apygardos lygmenys, priimti tam tikrus sprendimus. Ir galų gale, tai yra sukuriama erdvė. Kai mes išgrinam šitą veiklą apygardų ir apylinkių, tai yra sukuriame erdvę naujai veiklai. Kaip mes pritrauksime naujus žmonės, kaip mes pritrauksime jaunus žmonės. Mes negalime tiesiog skųstis, kad, tarkime, jie neateina į bažnyčią, arba jie neateina į mūsų parapiją ar į mokyklėlę. Galbūt tam žmogui tas nėra tiek įdomu, bet galbūt jisai svajoja sėdėti apsikrovęs 1000 Excelio lentelių ir kiaurą parą jas visai manipuliuoti. Gerai, mes nepykime, kad tas žmogus neina į parapiją, o mes suraskime būdų, kaip tas 1000 lenteles paversti šitos organizacijos privalumu. Ir taip tas žmogus mums padeda tvarkyti įstatus, galbūt tvarkyti interneto svetainę, galbūt tvarkyti garantinius duomenis. Laikas, ne? Gerai, tai ką aš siūlau? Tai, žinoma, siūlyti. Ką aš siūlau pakeisti? Aš siūlau užtikrinti, kad apygardų veikla yra dinamiška. Kaip mes tą galime padaryti? Aš siūlau įstatuose įrašyti, kad pirmininkavimas apygardai yra ribojamas iki 2 kadencijų iš eilės. Jeigu žmogus yra tikrai nuostabus ir jisai tikrai yra nepakeičiamas toj apygardai, jisai gali 3 kadenciją būti valdyboje ir po 3 kadencijos vėl kandidatuoti ir vėl tapti. Bet tai yra labai, man atrodo, sveikas oro gūsis, kuris padėtų apygardai įsivertinti, ar tai tikrai yra svarbi, reiškia, tas žmogus tikrai yra nepakeičiamas, ar yra kitų galimybių, ką galima atlikti apygardai. Nedaturiu laiko. Gerai, reiškia, aš siūlyčiau, kad rinkimuose mes rinktumėm ne atskirus žmonės į apygardos, aš negu tik apie apygardos valdybą šiuo. Mes rinktumėme pirmininką, kuris privalėtų pristatyti savo su komanda, su kuriais ateina, ir planuojama veiklą ateinančiam 3 metų. Tokiu atveju, tas žmogus tiksliai žinotų, kad jisai kandidatuoja į pirmininko postą ir jisai čia ateina su savo komanda ir žino, kad jis su ta komanda tikrai tada galės nuveikti. Jeigu mes renkame atskirus žmonės, ne vienas iš jų realiai kandidatuodamas neplanuoja būti pirmininku, nebūtinai planuoja būti pirmininku. Ir tada jie susirinkė, staiga turi nuspręsti, kas pirmininkaus ir ką mes reikia. Man atrodo, tai padėtų mums prikviesti profesionalius, labai rimtai nusiteikusius žmonės, kurie ateina su savo komandai ir sako, aš tikrai šitą organizaciją galiu kažką nuveikti, nes aš ateinu su savo visais resursais.
Gerai, aš gal persiųsiu šitas skaidrės dar viena visiems, jeigu kam įdomu, prašau, darykite, padiskutuokite. Atsiprašau, kad aš truputį ilgiau neplanavau, bet ačiū labai už jūsų dėmesį.